Šiandien lipsime ant Palermo katedros stogo. Pasivaikščiojimo takas ant Palermo katedros stogo yra rinktas maždaug 30 metrų aukštį virš žemės paviršiaus. Užlipus į akis krinta spalvota danga, tai glazūruotos keraminės čerpės. Dekoras arabiško normanų stiliaus, kaip matote. Viršuje vaikščiosim siaurų mūrinių takų vadinamų katės takų, kuris driekėsi išilgai pagrindinę stogo. Na, o iš abiejų pusių yra įrengti apsauginiai turėklai ir nėra tokios didelės baimės, kad čia kažkur tai nusikapustinsi. Iki tako viršuje reikia įveikti apie 110 pakopų.